Vėl ruduo ir vėl moliūgai. Žiūrėk, mergą pasikvies į svečius, visi mažyti einam pirmiausiai į lovą, paskui pavalgyti. Tai būtinai nužievinam moliūgą, supjaustam kubeliais, užvyria vanduo, suberiam moliūgą vieną, svogūnas ir tarkuota viena morka. Tada į trasą eina grybukai. Jei neturite ar nemėgstat grybų, galite dėti vištieną. Na ir tada jau pagal skonį druskytės, paukštienai prieskoniai šiek tiek, tada džiovinti pomidorai. Aišku, irgi jų nebūtina, jeigu nemėgstat, galite jų nedėti. Čili pipirai, šašlykų prieskoniai, svogūniukas, česnakiukas nupieštas, irgi šiek tiek padrapstom, oregano. Viską gerai išmaišom ir verdam tol, kol moliūgas pasidarys visiškai minkštas. Eich, tu nachai. Na, o kol verda, galima susisiurbti išpiltus prieskonius. Nu ką, viskas išvyrė. Minkšta, imam blenderį ir malam. Kas mėgstat pirštesnė, dedat mažiau vandens, man patinka biškį skystesnė. Su grybais darau pirmą kartą, šiaip visada dedu vištienos, bet jos nenusipirkau. Gaidelis pabėgęs, žodžiu, ilga istorija. Bet skanu ir su grybais. O jeigu nenorite grybų, galite nieko ir nedėti. Šiaip iš tikrųjų grybų galit ir nedėti, užteks vištienos. Petrai, im grėtinę, eik valgyt! Skanu. Pizdiet. Tikėkimės, Petras neapsišiks nuo grybų. Rekomenduojama va į dieną, va, tokią stiklinę, va, kaip sportuot, va, į kačialikį. Šiaip iš tikrųjų dėl grybų tai klaustukas, ar jie iš viso čia tinka. Na, bet čia yra skonio reikalas.